Na kągi, prieš mus gerbiama Audronė Ilgevičienė, strėja, rašytoja, antropoteosofija. Ir pokalbio tema apie gyvenimo ir mirties misterijas. Moderatorius Deividas Jonelis. Sveiki, malonu Jūs matyti. Man taip pat. Mūsų visas renginys vadinasi gyvenimo ir mirties misterijus. Jūs esat antropoteosofinis pasaulėžiūros pradininkė. Kaip šitoj pasaulėžiūroje yra apibūdinama, kas tai yra misterija? Tai vat aš šiandien iš ryto apmečiau, kaip tai gali būti apibūdinta, kadangi iš tiesų čia be galo daug reikšmių. Ir jeigu jūs pasikeltumėt ir enciklopedijas, ir vėlgi jūs rasite labai įvairiausių aprašų. Tai man tai nuskambėtų šitaip, kad misterija tai iškilmingas vyksmas, turintis gilę, dažniausiai sakralinę prasmę ir poveikį tiems, su kuriais tai vyksta. Taigi tos misterijos yra vidinės ir išorinės. Graikiškai mio tai yra uždaryti burną, tai yra apie tai yra dalykai, apie ką nekalbama. Arba bent jau nekalbama garsiai. Taigi, vidinės misterijos, jos visais laikais buvo susijęs su pačiais giliausiais procesais, kurie įmanomi sielos gyvenime. Tai yra dažniausiai su pašventimais. Tai buvo Egipto misterijos. Paskui jos perėmė graikai ir jie turėjo savas, jos buvo įvairiose vietose skirtingos. Tai yra Eleusinų misterijos, apie kurias vėliau pakalbėsiu, kurios šiek tiek gal turėjo tokią kaip, vadinkim, gal dalinai išorinės, nors kartu ir vidinės. Be abejonės, ne vienas iš jūsų jau esate girdėję apie Kabirų misterijas, Samotrakės misterijas, kurios buvo grinai vidinės, ir dar buvo Efeso misterijos, kurios taip pat buvo vidinės. Kitos šalis taip pat turėjo savas misterijas, tik tai jos galbūt kitaip vadindavosi, bet visur būdavo tas vidinis ir išorinis aspektai. Taigi vidinis aspektas, jis, kitaip sakant, misterija visada susijusi su tuo, kas keičia tave iš esmės. Tai yra be vidinio pokyčio mes negalėtume ko gero įvardinti to misteriją. Taigi tos vidinės misterijos, jos tiesiog buvo susijęs su žmogaus vidinės kokybės pokyčiais. Vadinasi, vėlgi tai neišvengiamai susijęs su mirtimi, apie ką mes dar kalbėsim. Tai va, taip, kad grįšim prie to dar giliau. Ir išorinės misterijos. Išorinės misterijos, jos daugiau būdavo pateikiamos žmogui taip, kaip jie suprastų, kaip vaidinimas, kas buvo Eleusinuose įprasta. Dažniausiai vaidindavo patys žyniai ir paprastai tai buvo vaidinama kažkas iš dievų gyvenimo, kažkas susijęs su kosmogonija, vėlgi kitaip sakant, tai buvo aiškinama vaidinimo būdu tie ypatingi reiškiniai, kurie vyksta kosmose, gamtoje ir žmoguje pačiame. Tai va, taigi tos misterijos, kurios vyksta žmoguje viduje, būdavo vidinėmis vadinamos tos, kur buvo pasakojama kažkas visiems kitiems, taip kaip jie gali suprasti, buvo vadinamos išorinėmis. Faktas, kad visa tai būdavo simbolių kalba. Ir tą simbolių kalbą geriausiai išmanė patys žyniai, nes ir pašvestieji tas misterijas. Nes tam, kad tuose misterijose pilnai dalyvauti,
reikėjo pašventimo tam. Kitaip sakant, tai vėlgi būdavo atskiri procesai. Tai va, taigi, tai iškilmingas vyksmas, kuriam jūs suteikėte prasme. Vadinasi, iš čia išplaukia ir visos mirties ir gyvenimo misterijos, apie ką aš manau mes dar kalbėsim giliau. Ne? Dabar aš tiesiog pabandžiau jum pabandyti apibrėžti, kas tai galėtų būti. O kaip apie misterijas šiais laikais? Ar jos tebevyksta? Galbūt žmonės kartais dalyvauja misterijoje šiuo metu, tačiau net nesupranta, kad tai su juo yra daroma, sakykime, taip, tų jėgų galbūt, kurios... Matot, viskas, kas keičia žmogų. Galbūt tai būtų, sakykime, artimo žmogaus mirtis. Galbūt tai būtų kažkoks ypatingas susitikimas. Galbūt tai būtų kažkokia ypatinga kelionė ar dar kažkas, jau turi tą misterinį atspalvį. Neišvengiamai. Nes tai yra procesai. Taip, kad dabar jūs esate misterijoje. Jūs esate misterijoje, kuri prasidėjo vakar, kada mes uždegėm ugnį. Iš principo, jinai jau po truputėlį prasidėjo nuo tada, kada pradėjo ją organizuoti. Jau po truputį veiksmas vyko. Kitaip sakant, visada yra įžanga, dėstymas ir kulminacija. Taigi kulminacija bus 31 diena. 20 valanda. Tai bus kulminacija. O toliau rezultatai jau kiekvienam kas ir kaip. Mūsų renginio, kaip ir ašinė tema, yra mirtis. Šita tema tokia dažnai gal ir plačiai nekalbama, tokia privengiama yra. Mano asmeniam gyvenime mirtis visada man asocijuojasi, ką jūs ir kalbėjot, su vidiniais pokyčiais. Ir kad ir kiek skaitytum, atrodo, knygų apie visokius dalykus, mirtis jinai pamoko pačiu vyksmu ir atrodo, kad išgyvenus praeis kuriam laikui tikrai gali apčiuopti, kad pabrandinai mane, ar ne. Tad ta man asmeniškai yra labai aktuali tema. Tačiau, kad ne tik jinai man aktuali, rodo ir tai, kad jūsų knyga apie mirtį ir pomirtinius kelius, kuri daugybė žmonių yra padėjusi sudalyvauti sąmoningiau artimo išlydėjime, jinai jau 4 kartus yra perleista. Tai rodo, kad tema, nors apie ją ir nėra kalbama, taip labai plačiai, jinai yra visgi aktuali. Tai kaip jūs apibūdintumėt tą mirties misteriją? Tai va toj knygoje ir buvo sakinukas, kad mes mirštame vienam pasauly ir gimstam kitame. Vadinasi, kad tai yra gyvenimas ir mirtis. Tai yra absoliučiai susipynę, tai yra kaip kasa. Tu neatskirsi. Kasa susipynusi. Ir tiesiog tai yra mes ateinam į šitą pasaulį, mes gimstam kažkurioje šeimoje. Tai jau gimimo misterija. Tai yra mūsų gimimo misterija ir tą misteriją patiria mūsų tėvai. Tie, kurie yra mūsų artimieji, jie patiria tą misteriją. Tačiau tam, kad gimti tame pasaulyje, mes turėjome mirti ten, anuose pasauliuose. Mes turėjome ateiti iš tų subtiliųjų pasaulių, leistis į šitą tankę erdvę. Sudėtinga, sunku. Dėl to irgi toj knygoje parašyta. Žmogau, kodėl tu bijai mirties? Nes žymiai sunkiau yra gimti. Taigi, mirties misterija, tai vat pirmoje eilėje, tai vat kalbant apie tas misterijas, pašventimų misterijas kažkada anuomet,
Tai yra pradžioje, tam, kad gimti naujoj kokybei, tu turi numirti senojoje kokybėje. Taigi įvairiai tai būdavo daroma. Įvairiai tai būdavo daroma, kai kur būdavo netgi tam tikri, sakykime, iš tikrųjų netgi įvairūs procesai organizuojami. Pavyzdžiui, Egipte sarkofagas būdavo, į sarkofagą guldomas žmogus 3 parom. Jis ten patirdavo daug visokių dalykų per tą laiką ir po to jisai iš tikrųjų atgimdavo naujas. Jis pabusdavo kitoj kokybei. Bet faktas, kad guldydavo žmogų ten, tada, kada jis buvo tam pasiruošęs, negalėjo būti kitaip, tik tada. Ir dabar jau niekas nebekartoja šitų dalykų, nors irgi teko girdėti, kad kažkur guldo žmogų į karstą ir bando ten iššaukti šitos dalykus. Tai nerealu, tai nebus šitaip. Nes tie, kurie tai darydavo, jie žinojo pilnai, ką daro, tai buvo hierofantai, tai buvo tie hierofantai, kurie pilnai žinojo, kiek žmogus tam yra pasiruošęs ir kaip jisai visą tą procesą praeis. Galbūt jums teko girdėti, kad irgi apie tai, kad kaip gimsta šamanas Pietų Amerikos kažkurioje šalyje, aš dabar tiksliai nepasakysiu. Tai yra, kiti šamanai prišaukia žaibą ir tas žaibas turi praeiti per jį ir jis turi išlikti gyvas. Ir paprastai sako, tai jeigu jisai mirė, tai jisai nebuvo vertas, bet iš kitos pusės vėlgi tie, kurie prišaukdavo tą žaibą, tikrai matė žmogaus kokybę ir žinojo, kaip jis atlaikys tą kitą vibraciją, tą be galo aukštą ugninę vibraciją. Vėl turim ugnę, ne? Vėl turim ugnę. Vadinasi, ugnies įžiebimas žmoguje. Žmogaus širdyje ugnies įžiebimas, tapimas tą ugnimi. Tai va, taigi, Samotrakiai dar kitaip tai būdavo. Efese dar kitaip, ten buvo žodžio misterijos. Tai vat, o mūsuose nusileidžiam dabar ant žemės, tvarkingai, į šias dienas. Taigi, mirtis, jūs ne vienas esate susidūrę su mirtimi, su savo artimųjų žmonių mirtimi ir jūs žinote, kaip tai keitė jūs. Be abejonės priklausomai nuo to, kaip jūs dalyvavote tame visame procese, kada tas žmogus baiginėjo gyvenimą paskutiniam jo dienom. Aš manyčiau, kad tie, kurie, kaip kunigas Ričardas sakė, sugebėjo palydėti savo žmogų paskutiniam dienom, netiduodami kažkur į hospisus, kažkur, o patys, kada ant rankų tau miršta tavo žmogus. Jūs tikrai patiriate tą didžiąją perėjimo misteriją. Nes siela, jinai patiria, tai yra didysis perėjimas. Mirtis tai yra didysis perėjimas. Perėjimas į kitą būvį. Kūno nebėra, kūnas nusivelkamas. Visos stichijos pamažu nusivelkamos, išsigrynina siela ir jinai išeina ten, kur jai vieta. Kyla aukštyn. Tai yra ypatinga misterija. Ir jeigu jūs stebėtumėte mirštantį žmogų, tai tą, kuris sąmoningesnis, jūs galite net girdėti, kaip momenėlis atsiveria, toks klekt išsigirsta net garsas. Tai va, tai yra, kaip siela atsiskiria, jinai išeina, reiškia, palieka šitą kūną. Ir kaip yra svarbu, iš tikro, vėlgi kunigas labai gražiai kalbėjo apie tai, kaip yra svarbu kalbėtis, sugebėti pasikalbėti su išeinančiu žmogumi. Išsakyti jam tai, kas svarbu, išgirsti jo kažką, kas tau svarbu. Kaip svarbu yra tiem, kurie, sakykime,
ten kažkam neatleido ar dar kažką, tai va, atlikti tuos dalykus. Tai yra begaliniai svarbu. Va tai ir yra visa misterija. Kitaip sakant, ta misterija susideda iš daugybės, iš dalių. Iš dalių. Tai nėra vienas veiksmas, va mirė žmogus ir viskas. Tai yra tai, kaip tu eini į tą perėjimą. Tai yra tu eini į tą perėjimą, tada yra perėjimas ir tada, kas yra po to. Koks tu esi po to. Ar tu skęsti savo gedėjime, vėlgi kaip sakė, ne? Ar tu sugebi vis dėlto, jausdamas tos sielos buvimą, gyventi toliau, kad ir nematai to kūno, bet tu žinai, kad jis yra ir visada gali tau taip pat kažką pasakyti, kažką padėti ir taip toliau. Viskas tas tikrai taip yra. Absoliučiai taip yra. Galiu tikrai tai paliudyti. Tai va savo pačiaus gyvenimu, nes iš principo palaidojau aš jau beveik visus, ko gero, kas dar, gal porą dar liko. Tai va, taigi ir kiekvienas išėjimas jis buvo kitoks. Kiekvienas išėjimas buvo kitoks. Tai va, nes kai, taigi ir tiek ta be galo svarbu, kada išeinantis žmogus, jisai išeitų lengvas. Mūsų reikalas padaryti, kad jis išeitų lengvas. Vadinasi, jeigu yra kažkokie tai dalykai nepasakyti, jie turi būti išsakyti tam, kad išlengvėti, ne? Jeigu jisai turėjo kažkokius darbus atlikti, ne, ir nepadarė, tai gal tau reikės tai atlikti. Tai va, aš pamenu, kada Petras kažkaip vis, išėjimo tas laikas, ir vis jam sudėtinga, jam labai buvo svarbu tas seminaras. Ir dar buvo vienas dalykas. Ir tik tada, kada aš jam pasakiau, aš viską padarysiu, tu esi laisvas. Tik tada jis išėjo su šypsena. Tai va, taigi tiesiog kartais mes galim palengvinti, nes žmonėm, sakykime, išeinančiam net būna. Esu girdėjusi istorijų apie tai, kad, sakykime, anksčiau žmonės, kai būdavo išlydimi, iš tikrųjų susiburdavo artimieji aplinkui. Dabar dėja retas dalykas. Ir esu girdėjus tokių atvejų, pasakojo dar močiutė mano amžinatilsi. Vat sako, niekaip negali išeiti. Vat turi grįžti ten dukra ar tai sūnus iš kažkur. Ir vat jie niekaip neprivažiuoja. Ir vat tik tada, kada jie įžengia į namus, kada jie priejo, paėmė už rankos, atsiduso ir išėjo. Ar tai ne misterija? Kokios dar misterijos reikia. Kitaip sakant, dėl to ir sakau, kad misterija tai, ką jūs patys tuo laikote, į ką jūs įdedate prasmę. Tokią prasmę, kuri jums yra tikrai labai gili, labai sakrali ir apie ką jūs neplepate ant kiekvieno kampo. Nes jeigu jūs plepate apie tai, kas jums svarbu ant kiekvieno kampo, reiškia, jums tai nėra svarbu, jums tai nėra sakralu. Dėl to ir sakom netgi apie savo dvasinius visokius pasiekimus. Tai nekalbam apie tuos dalykus. Tai yra jūsų. Ar jūsų nuopoliai, ar kažkas, tai yra jūsų. Jūs neturite tai skalambyti visur ir po visur. Tai va, taigi, o kiek kartų jūs patiriate, va tie, kurie dvasios ieškote, ieškotojai, kiek kartų jūs patiriate įvairiausias savo transformacijas, kada jums, sakykime, atsisveikinate su kažkokia savo savybė, kuri jums senai įgriso, ne, ta savybė miršta, ne,
Jinai miršta, kaip sunkiai jinai atmirinėja. Jūs žinote, kaip sunkiai jos atmirinėja. Kaip sunkiai atmirinėja nuoskaudos, kaip sunkiai atmirinėja ten dar kažkokie dalykai. Bet jie galiausiai atmiršta. Jeigu jūs leidžiate jiems atmirti, jeigu jūs juos paleidžiate, ne? Nes kai kurie bijo mirti, o kai kurie bijo paleisti tą savo nuoskaudą, nes jinai jiem kažko patinka. Jie sako, va čia mano charakterio savybė. Tai jeigu žmogus sako, kad čia jo charakterio savybė, tai atsiprašau, reiškia, jis nenori keistis. Jam gerai taip, kaip yra. Reiškia, jam nieko nepadėsi. Tu nieko jam nepadėsi. Tai va, dėl to aš pamenu, kaip aš dar buvau vaikas ir pamenu, kai būdavo seniau laidotuvės. Taigi visada būdavo 3 paras išlaikomas žmogus, visada šarvojama toj pačioj trioboj kažkokioj. Tai va, ir būtinai prie to išėjusio žmogaus visada kažkas sėdi, kalnus giedodavo, aš kadangi Žemaitijoje, tai kalnus giedodavo pas mus. Viską ir visada būdavo prie to, sakydavo, nepalikit jo niekada, jis turi, visą laiką turi kažkas būti šalia, nors vienas žmogus. Ir dieną naktį, visas tas 3 paras, iki tol, kol jau būdavo tas žmogus palaidojamas. Tai vat, ir raudų neatsimenu, Žemaitijoje neraudodavo, bet kad sėdėdavo visas naktis iki galo ir kad giedodavo kalnus, tą tikrai taip. Ir va tėtis, kada mano mirė, jis kalnus giedojo pats, tai ten irgi giedojo kalnus. Tai va, tai yra, taigi mirtis, jinai, tai yra buvę pakeitimas. Dėl to yra perėjimas. Iš vienos kokybės į kitą, iš vienos sąmonės kokybės į kitą. Tiek dvasinė prasme, kada tai yra, vyksta tos dvasinės misterijos, tiek tiesiogiai. Tu turėjai kūną, tu jo nebeturi. Prieš tai tu neturėjai kūno, tu jį įgijai. Ir priedo visa ta komanda, kuri yra aplinkui tiek tavo gimimo metu, tiek mirimo metu, jie taip pat dalyvauja misterijoje. Jie dalyvauja toje misterijoje, kur tai vyksta, ne? Kaip kiekvienas dalyvauja, jau nuo jo priklauso. Vienam gal tai nieko nereiškia. Tai tiesiog taip ir praeis. O tam, kam tai kažką reiškia, tikrai tas žmogus nebus nepasikeitęs. Tikrai jam tai duos didelius pokyčius. Taigi mirtis visada susijusi su pokyčiais. Jis susijusi su kita kokybė. Tai va, dėl to bet kuriuo atveju mirties nereikia bijoti. Reikia bijoti iš tikrųjų negyventi. Tai vat prieisim prie gyvenimo misterijos. Taip, jūs, kai mat kalbėjot, man toks neplanuotas klausimas ir buvo užsimezgęs, kad daug kalbate tekstuose apie savybių tam tikrų atmirimą. Ir jau galvojau paklausti dabar čia jau neplanuotai. Gal mes visgi daug dažniau susiduriam su ta mirtim. Jeigu iš tikrųjų gyvenam, aš taip galvoju, jeigu mes iš tikrųjų gyvenam, tai mes keičiam save. Tai reiškia tai, kas išaugta, tie rūbai, savybės ar dar kažkas, mes juos turim palikti už nugarį. Jie turi numirti. Tai tokia mintis buvo, kad turbūt mes daug dažniau susiduriam su ta mirtim, negu kad pagalvojam ir jinai nėra tokia baisi. Absoliučiai, absoliučiai. Tai Petras, kaip sakydavo apie mirtį, šitą švarką susidėvėjo, reikia į kito pasiimti. Tai buvo jo įsireiškimas, Petriškas visiškai, kaip jūs, kas jau jį pažįsta. Tai va, taigi būtent jeigu kažkas atgyvena, tu turi pakeisti, ne? Kaip jūs teisingai sakėt, tu nenešiosi rūbais 3 metų vaiko, jeigu tu dabar jau 14, ne? O jeigu tu jau 18, tai jau nenešiosi kur 14, reikia juos pasikeisti, tos drabužius. Tai va čia lygiai taip pat, tai yra, bet dėja tikrai nėra, iš tikro nėra labai daug žmonių, kurie išdrįsta keistis. Nes išdrįsti keistis reiškia
vis ir vis patirti mirtį savo įvairiausių tamsiųjų šešėlių, savo paties demonų, nes pirmoji eilėje tie demonai yra jų viduje. Vadinasi, per tas ydas mes juos pritraukiam, o tada jau jie pilnai pradeda veikti ir iš išorės. Pagal dėsnį panašus traukia panašų. Vadinasi, ko jumise daugiau? Apie ką jūs daugiau galvojate per dieną? Pagaukite. Apie tai, kas gera, ar apie tai, kas bloga. Jeigu jūs pamatote žmogų, ar pirmiausia matote jame blogybės, ten, kur ten kažkas negerai, ar matote tai, kas gerai? Tai va, aš visą laiką sakau tą paprastą pavyzdį, ką jūs einate į svečius pas kažką ir ten, sakykime, ten rožių sodas ir jūs einate pro tą rožių sodą į triobą ir pamatėt vieną piktžolę. Piktžolės įsiravėk. O kitas piktžolių krūme pamatė vieną rožę. Sako, kokios rožės pas tave gražios žydi. Suprantat, vadinasi, nuo mūsų priklauso, į ką mes žiūrim pirmiau. Vadinasi, nuo mūsų pačių vidinės kokybės. Va tą dalyką mes tikrai patys galim keisti. Mes negalim pakeisti aplinkybių. Mes negalime pakeisti to, kad ten dabar Ukrainoje karas vyksta. Mes šiuo konkrečiu metu negalime pakeisti, kad ten tas velnynas nuo kalno nuliptų, ne? Bet, sakykime, mes galime pakeisti savo požiūrį, mes galime pakeisti save pačius. Čia yra mums duota Dievo teisė, pasirinkimas. Ar šviesą rinktis, ar tamsą. Ar į savo šviesą daugiau fiksuotis, ar į savo tamsą. Į ką daugiau fiksuosios, tą ir pritrauks. O tam, kad ta šviesa būtų, tamsa turi atmirti. O jinai labai skauda atmirinėdama, be galo skauda. Tai Jungas kalbėjo apie tuos tamsiuosius šešėlius. Vadinasi, kol tu praeini per tuos visus tamsiuosius šešėlius, daug geležinių kurpių reikia sudėvėti. Oi daug, begaliniai daug. Bet jeigu tik nors per milimetrą pavyksta pasikeisti, koks džiaugsmas, pagalvokit. Irgi, dėl to mes ir sakom, su Petru mes vis sakydavom, po centimetrą, bet į priekį. Po milimetrą nors, bet į priekį. Neik atgal. Tai o čia visada yra tas pokytis, visada bus misterija. Visada bus misterija. Jūsų misterija, jūsų transformacijos misterija, jūsų alchemija. Emocijų, mentalinė, dvasinė. Vadinasi, vėlgi tai be galo priklauso nuo jūsų požiūrių, ne? Taigi jūsų siekių. Ar jie yra tik tai tie vartotojiški, kur man svarbu, kad būtų ten namas, sodas, mašina ir viskas, kas priklauso, ar man svarbus tie aukštesni dalykai? Aš nesakau, kad tai blogai, ką aš išskaičiavau. Tai nėra blogai, bet prisirišti prie to jau yra blogai. Fiksuotis vieni tai, pamirštant, kad siela atėjo evoliucionuoti. Kad nuėjus ten pas karminę valdybą, tai visiems bus nemotais. Kiek jūs ten ko turėjot ir kokias pareigas jūs turėjot, ar ten dar kažkas. Bus klausimas, kaip tu sugebėjai mylėti. Ir ne tai bus, kad sakysi, jisai toks. Tai ten jums pasakys, kai jis ateis pas mus, mes jo paklausim, dabar tavęs klausim, kodėl tu šitaip su juo elgėjusi? Nes mes tik už save atsakom, nes neatsakom už kitą. Mes už savo sielą atsakom. Kitam mes galim padėti, kada jisai priima tą pagalbą. Sudėtinga padėti tam, kuris atstumia pagalbą.
Bet už nieką mes nepasitransformuosim, už nieką mes nepasikeisim. Pats žmogus turi tą padaryti. Tai yra jo didžioji misterija. Kada iš tikrųjų tas tamsus luobas tada nukrenta ir žmogus nušviesėja. Tiesiog gera tada šalia jo tiesiog norisi būti. O kiek žmonių yra šalia, kurių nesinori būti, norisi bėgti į šoną, ne? Iškyra ką veikti jiems su savim. Bet daugelis to nenori pripažinti savo klaidos. Vadinasi, labai svarbu yra pripažinti, kur aš klydau, pripažinti, kur aš neteisus. Pamatyti savo tą negatyvą, bet neteisti savęs. Nei kito, nei savęs. O tiesiog dirbti su tuo. Kaip darbą traktuokit. Aš vis laik sakiau, nėra problemų, yra darbai. O jeigu tu kažką traktuoji kaip problemą, jau tau bus sunku. Tikrai gyvenime buvo be galo daug visokiausių, ko tik nebuvo, bet gyveni, darai ir darosi. Turbūt būtų galima teigti, kad be mirties nėra gyvenimo, nes turbūt vargu pavadinti žmogų gyvu, jeigu jis nesikeičia. Ar ne? Gyvas žmogus, jisai tobulėja, evoliucionuoja, tada jisai gali kurti, o kuriantis žmogus yra gyvas. Tai čia ir pereinam prie tokios potėmės apie gyvenimo misteriją. Matom, kad jinai neatsiejama yra nuo mirties misterijos. Jūs jau šiek tiek apie tai pakalbėjote, kam svarbus yra toks harmoningas požiūris į anapusybę, į tą mirtį fizinio kūno galbūt, bet galbūt galėtume dar labiau praskleisti šitą gyvenimo misterijos ir gyvųjų harmoningo požiūrį į anapusybę svarbą. Tai ta svarba jau, man atrodo, buvo išsakyta, bet gyvenimo misterija pirmoji eilėje. Tai va, tu turi gyventi, man labai patiko Andželikos pasisakymas. Iš tikrųjų, galėčiau pasirašyti beveik po viskuo, ką jinai kalbėjo. Tai va, kadangi iš tikrųjų gyventi reikia pilną krūtinę. Kaip kvėpuojant. Tai va, ir kūryba yra tada kvėpavimas. Tai va, tu gyventi turi pilnai. Vadinasi, tu turi išgyventi pilnai. Aš pati taip gyvenau visada. Ir kažkaip net negalvojau, kad kitaip galima. Nes man tai patiko. Tiesiog, kitaip sakant, tai, kas buvo, tiesiog stengiesi visą tai priimti pilnai. Išgyventi tai pilnai. Vadinasi, tiek tai, kas yra blogai, tiek tai, kas yra gerai. Pasidžiaugti niekučiu kažkokiu tai. Kažkuo, va, vandens stiklinė, bet susitrina, įsivaizduokit, kaip fain. Suprantat, ir mes turim gėlo vandens dar, ir daug Lietuvoje turim. Iš karto yra kuo džiaugtis. Vadinasi, vėlgi mes renkamės patys, kuo džiaugtis, ar liūdėti dėl kiekvieno nieko. Mes patys padarome problemas iš nieko ir paskui įsisukame į tas problemas ir tos problemos mūsų valgo. Nežinau, aš gyvenau visą laiką tokį aktyvų gyvenimą, tiek iki pabudimo, tiek pabudus, kad man nebuvo laiko mąstyti apie ten, kas man ten kur skauda ar kažką tai tokio. Tiesiog eini, darai, pakenti kažkur ir eini toliau. Išsilaižai, paverki, kai nieks nemato į pagalvę ir eini toliau. Aš skaitau, kad mes neturime rodyti vienas kitam kažkokių tai savo ten tų popų visiškai. Kitas neprivalo viso to gerti į save. Vėlgi, tu pats turi tą susitvarkyti. Čia paprasčiausia etika. Tai va, ir
Ir va tada tu išmoksti džiaugtis. Ir va kada tu gyvenime patiri to negatyvo visokio, visko, tu ypač išmoksti džiaugtis pozityvu, ypač išmoksti džiaugtis tuo, kas gerai. Ir tada to gero pradeda daugėti. Jo pradeda ateiti daugiau. Nes vėlgi, tai yra tu į tą fiksuojasi, tai pradeda ateiti. Ateina pagalba iš aukščiau. Kada tu žinai, nesvajoti reikia apie kažką, o svajonės įgyvendinti. Jeigu tau kažko labai trokštasi, tai padaryk tai. Žmonės pavydi vieni kitiems. Tai sakau, palauk, tai tegu tas pavydas tampa tau motyvu daryti geriau. Padaryk tai. Padaryk geriau. Bet kad padaryti geriau reikia dirbti, reikia daug visko. Vadinasi, tiesiog, tai vat, jeigu jūs gyvensite pilnatviškai savo gyvenimo laiką, suvokdami, kad tas laikas yra toks trumpas, tas mūsų gyvenimas kaip viena diena sielai. Tai ką ten per tą dieną padaryti, bet vis tiek kažką padarai. Tai va, taigi jūs gyvenkit jie pilnai. Va, aš negaliu pakęsti to žodžio užmušinėti laiką. Va dabar yra jaunime tas žodis užmušti laiką. Nu niekaip aš šito negaliu suprasti. Reiškia užmušti gyvenimą. Reiškia užmušti gyvenimą. Siela atėjo savo pamokas išmokti ir savo paskirtį atlikti. Su žodžiu misija aš visada esu labai atsargi. Čia skambėjo žodis misija daug kartų, bet aš labai atsargi esu su tuo žodžiu. Aš tiesiog sakau gyvenimo darbas. Gyvenimo darbas. Tai yra, vat koks tavo gyvenimo darbas, kokia tavo komandiruotės užduotis, sielai komandiruotė ateina, vadinasi, kokia tavo komandiruotės užduotis. Jinai paprastai susideda irgi iš daug dalių ir tau atsiveria tos dalis pamažu, bet tik tai darant. Jos neatsiveria svajojant apie darymą. Jos atsiveria įgyvendinant tas svajones. Ir nebijant klysti. Nes jeigu jūs bijot suklysti, jūs nieko gyvenime nepadarysit. Bet suklydus klaidą pripažinti svarbu ir ją pataisyti. Tai vat, tą mano požiūrį didelė dalis čia esančių puikiai žino. Visada sakau, nebijok klysti, nebijok, bet pripažink klaidą. Vat klaidą privalai pripažinti. Nes jeigu tu klaidos nepripažinsi, neevoliucionuosi, nes tu neduosi savo šanso vystytis, nes tu nepripažįsti klaidos. Jeigu tu ją pripažįsti, tu jau atveri kelią juos atsikratyti, ne? O kitaip tu uždarai tą kelią. Vadinasi, neuždarykim patys savo kelių, ne? Neužblokuokim, nestatykim barikadų savo patys, ne? Su savo programom kažkokiom. Aš to negaliu, aš to tas negalima, tas ten dar kažką. O tu pabandyk, ar tu bandyk. Tai va, taigi pilnatviškas gyvenimas ir yra žmogaus misterija. Ir gyvenimo misterijai priklauso be abejonės ir tokie be galo svarbus žmogaus gyvenimo posūkiai, kaip vaikelio gimimas. Tai yra kaip motina nešioja kūdikį, ta misterija tęsiasi visą tą laiką, nuo pat pastojimo motinos, kaip anksčiau būdavo net ritualas pastojimo, kad pastoti, laikas parenkamas, visa kita. Paskui, kaip motina nešioja kūdikį, kaip tėvas tą motiną prižiūri, saugo ir visa kita. Paskui tas vaikelis gimė, ten su juo vėl reikalai. Kitaip sakant, ta misterija tęsiasi gana ilgai. O kur misterija, kada jūs sutinkate savo gyvenimo žmogų? Kiek visokiausių istorijų būna. Tai sapnas ten kažkoks, tai dar kažkas. Kitaip sakant, visiems būna kažkokie ženklai, kurie tau kaip ir pradeda rodyti, vat tu
būk budrus, tu stebėk, ne, tu stebėk, žiūrėk, kažkas įvyks. Kitaip sakant, jeigu jūs matytumėte aurą žmogaus, vat prieš svarbų susitikimą aura pradeda tiesiog visa tokia, vat, ne tai, kad kibirkščiuoti, jinai tokiais kažkokiais tai kaip spinduliais pradeda vat, žaisti. Reiškia, kažkas artėja, kažkas ypatingo artėja. Ir žmogus pats jaučiasi toks, sakykim, kitoks. Jis jaučia, kad yra kažkas kito, jis negali vardinti, kas tai yra, bet kažkas. Kažkas tokio. Tai va, taigi, iš tikrųjų tai yra vat, labai svarbus tie žmogaus gyvenimo momentai. Vedybos. Pačios vedybos. Kada tai yra be galo svarbu, aš negaliu suprasti dabar šitas ir Petras niekaip negalėjo suprasti šito dalyko, kaip dabar gyvena po 5, po 10 metų nesusituokę, paskui jis įskiria ir sako, o aš nevedęs. Tai, žodžiu, kažkaip tai taip labai skamba, čia yra nesažiningumas. Nesažiningumas savo, kitiems ir atsakomybės nebuvimas. Nes praktiškai, kada, taip dabar yra nemažai žmonių, kurie bijo prisimti atsakomybę už save pačius, o ką be kalbėti apie kitą žmogų. O jeigu tu su kažkuo ruošiesi tuoktis, tu turi prisimti atsakomybę dar ir už jį, ne? Ir dar už tai, kas ten dar bus. Dar daugiau atsakomybių ir žmonės išsigąsta. Taigi čia susiję tiesiog su neatsakingumu, su to atsakomybės nesupratimu. Tai vat, o tie, kurie, sakykim, iš tikrųjų praeina tą, jeigu tos vedybos nėra kaip vaštaraščių paėmimas, ten santuokų rūmuose, kada nuėjai pasirašei ir išėjai, tai, o jeigu tai yra kažkur tai su geru kunigu, geru šventiku ir visa kita, tai yra iš tikrųjų misterija. Tai yra misterija. Tai vat jūs skaitėte daugelis aiščius, sakome apie aiščius, kaip ten santuoka vyko, ne irgi. Tai va, tai žodžiu, kad iš tikrųjų mes dabar kažkaip suprastiname. Mes suprastiname savo gyvenimą. Paprastumas ir prastumas tai ne tas pats. Paprastumas tai nuoširdumas, o prastumas visada bus prastumas. Mes suprastinam dabar pačius sakraliausius momentus, o kas be gali būti sakraliau žmogaus gyvenime, kaip santuoka, kaip vaiko gimimas, dar kažkokie tai, sakykime, jo ypatingi kažkokie tai momentai. Mes visą tai suprastinam. Paverčiam tai tiesiog baliuku paprastu. Tai va, sakau, tų pačių vaštaraščių pasiėmimų, nes mes su Petru, reiškia, mes tuokėmės pas Piotrą, tėvą Piotrą, ten vyko, žinot, virš valandos, ta misterija vyksta iš tikrųjų labai stipriai. Po to vienas ten vyrukas kunigų net nusprendė būti, kuris dabar ir yra juo, nes jam tiesiog atėjo, kad jam reikia tą daryti. Tuo metu, reiškia, ta misterija buvo labai rimta, o kadangi dar tais laikais nebuvo, kad, reiškia, ta santuoka bažnyčioje nebuvo pripažįstama, tai reikėjo eiti į santuokų rūmus. Tai mes po to nuėjom, kaip pasakėm, vaštaraščių pasiimti. Tai yra tiesiog nuėjom ten į kabinetą, pasirašėm ir išėjom. Ir viskas. Ir taip ir nesupranti, kas vyko. Tai gerai, kad mes turėjom tą didelę šventę, ne, ir visą kitą. O čia buvo tiesiog proforma. Bet tai jeigu žmonės tik tokią proformą turi, tai faktas čia jau ne misterija. Čia jau sakau, vaštaraščių pasiėmimas. Kaip daiktą viens kitam. Išrašė, pasirašiau, gavau. Šitą gavau, ne? Vėlgi tas vartotojiškas elementas, ne? Vartotojiškas, grynas vartotojiškas elementas. Tai va, taip kad supraskit, jūs galite gyvenime pasidaryti gana nemažai fantastiškų misterijų.
jeigu jūs tuo tikėsit. Nes tai, kas jums svarbu, aš jau irgi daug kartų esu sakius, yra žmonės, kur niekur nemato prasmės. Aš renkuosi prasmę matyti beveik visur. Taip, kad esmė pačiam rinktis, matyti prasmę ar ne. Ir jeigu tu matai prasmę daug kur, tavo gyvenimas taks prasmingas. Paprasta istorija. O jeigu tu niekur nematai prasmės, tavo gyvenimas praeis, tu guli mirties patale ir dabar galvoji, o ką man prisiminti, o man nėra ką prisiminti. Nes viskas buvo rutina, nes aš į nieką neįdėjau prasmės. Esmė, į ką tu įdedi prasmę, kuo tu tiki. Vadinasi, tavo paties, taip mes čia antropoteosofai idealistai, ne? Taip, bet tai yra, kas tai yra idealai? Tai yra aukštos prasmės matymas pačiuose paprastuose dalykuose. Vadinasi, jeigu jūs taip ir vienas su kitu kitaip bendrausite tada. Ir tuos net kasdieninius dalykus galima visai nebuitiškai daryti. Nors rankos daro, bet tu įdėjęs į juos kitą prasme, tu suvoki, kad tau atsiranda jėgų, dievai žino iš kur. Kada tu jau pavargęs, bet tau iš kažkur atsiranda jėgų. Dvasia duoda jėgų. Būtent dvasia duoda jėgų. Kitaip sakant, jeigu tu gyveni horizontaliai, tu gauni tą horizontalią energiją, reiškia nieko. Tada tu imi energiją iš kitų žmonių, ir viskas, ir apie jokias misterijas, apie jokias prasmes nekalbam. Bet jeigu tu eini vertikalę, jeigu tau reikia vertikalės, idėja tai vertikalė. Platonas kalbėjo apie idėjas, kurios kuria pasaulius. Pasaulių gėlė, jūs skaitote apie visą kuriančias idėjas, nes jos tokios ir yra. Ir mes esam jų dalis. Vadinasi, mums lemta kurti čia žemėje tai, ką jos ten negali daryti. Ar gali tą suvokti, tą didingumą? Tai ko nekuriat? Būtent dėl to dvasiai atviras žmogus atviras ir kūrybai. Nes kitaip tiesiog nėra. Nes visa kuriančios esmės, jos kuria. Reiškia, ir tu atsivėręs dvasiai kuri, nes tu nebegali nekurti. Savaime gaunate. Tu nenori, kaip ir kalbėjo Andželika, nenoriu, po palmę gulėčiau. Bet tai, kad kuriasi, O todėl, kad, aš irgi, negalvoju, aš tas knygas rašyti, o kažkaip jų gaunasi daug ir aš jau pati nebežinau kiek ir kas. Tai ir jau negalvoju, nes, reikia rašai toliau, jeigu rašosi, nes kada kūryba tampa kvėpavimu. Tai bet tada ir gyventi turi kvėpuodamas pilną krūtinę. Suprantat? Neužgniaužę savęs. Nes kai jūs užgniaužėt save, jūs negyvenat. Va jums gyvenimo misterija. Gyvenkit pilną krūtinę. Dėkuoju. Tad ir norėčiau paklausti apie tradicinį dalyką, vėlinės, ilgės, kokia yra sakralioji jų prasmė. Ir tam žmogui, kuris siekia gyventi iš tikrųjų, kaip sakot, pilną krūtinę, kaip jis galėtų šitą laiką pripildyti prasme, kaip prasmingai sutikti tą laiką. O tai mes tą darom dabar. Mes vakar įdegėm ugnį. Praktiškai sakralinėse tradicijose, aš kalbėjau apie tai prieš metus šiek tiek, kad visos tos šventės, jos visada turi savas opozicijas. Tai yra, kad lygiai kaip pavasario lygiadienis turi opozicijas rudens lygiadieniu, tai yra gamtos atbudimas ir gamta jau pamažu pradeda jau derlius nuimamas ir gamta pradeda po truputėlį taip jau lapai kristi ir taip toliau. Tiek, sakykime, vasaros saulėgrįža, žiemos saulėgrįža. Tiek, kada saulės daugiau, saulės mažiau.
tiek vėlgi šita Samjeimo naktis buvo pozicijoje su Baltųjų ugnių švente. Balandžio 30. Tai va, taigi dėja vėlgi, velnynas viską iškreipė, pavertė ją Valpurgijos naktimi. Kaip čia vėl irgi va dabar mes turim irgi velnyną ant kalno ir va vėlgi sakė, kunigas irgi sako, va tikrai tas laikas, kada tamsos jėgos labiausiai iššėlsta. Tačiau iš esmės sakralinė prasmė to visai kita. Tai yra, jeigu Baltosios ugnies šventė, kada buvo tas laikas, praktiškai, jeigu jūs paskaičiuotumėte, jūs gautumėte 40 dienų po pavasario lygiadienio, yra ta Baltųjų ugnių šventė. Reiškia, tai yra laikas, kada, kaip žmonės tikėjo, dievai nusileidžia arčiau gyvųjų, artesnis kontaktas su dievais. Tai va, taigi, kai kuriuose kryptyse mes turime tą laiką, kada sako, vat, irgi, palaukit, man atrodo, balandžio, gegužės 6, atrodo, yra irgi būdo šventė. Tai va, tai kada nusileidžia dievai pa žmonės arčiau ir tas artumas pripildo juos. Reiškia vėlgi, po to mes turime krikščioniškas sekmines. Kada tai yra Velykos visada yra praktiškai skaičiuojamos po pavasario lygiadienis, pilnatis ir pirmas sekmadienis po pilnaties po pavasario lygiadienio. Ne po to mes 50 dienų turim sekmines, tai yra šventosios dvasios nusileidimas. Kitaip sakant, kaip matot, laikai šiek tiek gal ir skiriasi, bet vat, yra tam tikri sutapimai. Ne? Šiuo atveju mes turėjome laiką, vat šitą, kada iš tikrųjų tas pasaulis tarp gyvųjų ir mirusių, tie pasauliai, ta riba tampa labai plona. Ir aš atsimenu močiutę mano, kada eidavom prie mano mamos kapo, jinai sakydavo, va žiūrėk, vėjas kyla, mama ateina. Man kaip vaikui, tai žinot, kaip buvo faina. Tai va, tai yra tiesiog, ir tai liko. Ir va tas, dėl to tas mirusiųjų pagerbimas tuo laiku, aš skaitau, yra labai labai prasmingas, be galo prasmingas. Tai va, nes tai yra ir prisiminimas protėvių. Prisiminimas protėvių, padėkojimas jiems. Jeigu jūs negalite į kapines nueiti, jūs galite tiesiog namie žvakelę uždegti. Jeigu jūs išvykę kažkur toli esate ar dar kažką, visai būdavo. Tai va, aš būdavo, kada negalėdavau, atvažiavau į Vilnių, o negalėdavau į Kretingą nuvažiuoti, aš būdavo tą naktį pasidėdavau mamos nuotrauką, žvakelę ir melsdavausi. Tai va, tiesiog iš viso tos 3 dienos prieš, 3 dienos po. Jos yra tuo kontekstu labai svarbios. Jos yra svarbios dar ir tuo kontekstu, jūsų pačių kontekstu. Tai yra, kad jūs apmąstytumėt, artėja daugiau tamsos, ne? Vadinasi, ir ta tamsa išlenda kiekviename žmoguje aktyviau negu bet kada, sakykime, ar depresijos, ar kažkokie dalykai. Paūmėja visada tamsiuoju metu. Ir iš tikrųjų žmonėms, sakykime, sunku. Ir va tai yra tas laikas, kada tu gali, sakykime, įeiti į save, pasimelsti ir paprašyti savo protėvių pagalbos, sprendžiant kažkokius klausimus. Galbūt netgi pasižiūrėti, o gal ir jūsų protėviai kažkas turėjo panašių problemų, ne? Galbūt išrišit kažką atradę. Tai va, tiesiog paleisit. Nes pirmos 3 dienos visada yra įėjimas
kaip ir bet kokioje misterijoje. Pikas visada iš 31 į 1 naktis. Juodieji magai dirba išsijuose tuo metu, bet kaip kunigas jau minėjo, ir 3 dienos išėjimas. Reiškia, išeina problema. Ten tu, ką tau reikia, susidėlioji, susivoki, paprašai pagalbos. Naktį tiesiog atlieki tą, uždegi žvakę savo mylimiems išėjusiems, visą kitą. O paskui per paskutinės 3 dienas pasistenk šitą dalyką kažkaip tai, pažiūrėk, gal jisai pradės tau mažėti. Atkreipkite dėmesį. Tai bet tai iš tikrųjų yra labai svarbu būtent paminėjimui mūsų išėjusių. Nes dabar tai tampa kažkaip tai, aš žiūriu, daugam nebeaktualu. Nes netgi laidoja žmogų, kiša į žemę jau vos ne kitoj paroj, kremuoja ir vienas dalykas yra atsisveikinti su, kada tu matai to žmogaus kūną. Tai yra, nes tu jį pažinojai, tu su juo atsisveikini, kada ten tą urną padeda, ten jau nieko nebėra, jau išėjus tą dušelę, nes jinai jau per tą procesą atsiskiria, per deginimo procesą. Žymiai lengviau atsiskirti tiem kūnam visiems, tai kamarupai. Tai taip, kad, žodžiu, čia yra iš tikro labai gilus laikas, kurio nereikia naudoti niekams, tokiems visokiems žaidimėliams. Prisimenu pernai, nuskambėjo, kuomet pamatėm, kas darosi Kalnų parke, nuskambėjo 3 žodis. Kad būtų gerai toks savo renginys į kitą pusę. Ir jūs tada paskui dar daugiau žodžių pasakėt, video padarėt. YouTube... Jau neišlaikiau, aš retai kada išstoju, bet ten neišlaikiau. YouTube galite rasti mirusiųjų pagerbimas ar Halloweenas gerbimas, tai turi išsakysiu ten tikrai savo nuomonę tiesiai šviesiai. Tad klausimas kyla, ar tai, ką mes matom, ar tai taip pat yra misterija? Žinoma, kad taip. Nes lygiai kaip dirba šviesa, lygiai dirba tamsa. Tikrai neatsilieka ir jinai dažniausiai dirba dar su aštresniais pajėgumais. Nes šviesa jinai nelenda į akis šitaip, o tamsa jinai tą daro. Tai taip, kad tikrai, sakykim, kol vaikšto tiesiog persirengėliai vaikai, nes senovėje būdavo ten, Airijoje vaikus perengdavo šitaip, galvodami, kad tada, kada išeis tas Samheimas su savo visa komanda, jeigu tie vaikai bus aprengti, reiškia, tom pamėklėm, jie palaikys savais. Ir tada nieko su jais blogo nepadarys ir bus viskas gerai. Tai buvo toks, sakykim, nekaltas, lyg tai atrodo dalykas. O dabar šiom paskutiniu laiku, paskutiniais kiek 10 metų, ko gero, kiek aš jau nežinau, išsivystė visą tai jau visai į kitą pusę. Tai bet nereikia stebėtis. Taip, kad tai, kas vyksta ten ant kalno, kaip aš pernai pamačiau, tai yra, kad aš ten pamačiau Liuciferį stovinti visam gražume su savo ten komanda ir žmonės ten nosį bedusis į samanas, prieš jį duodantį priesaiką, tai ir neišlaikiau tada, nes iš tikrųjų to Samheimo naktį nebuvo. Tai čia jau yra dabar išmislas tų visų komercininkų, bet aš manyčiau, kad jie žino, ką daro. Jie tarnauja tam, kam jie tarnauja. Tai nes visi žemėje turi savo vedimą ir nei vienas, ką besakytumėt, kad vieni nebūna taip. Visi turi kažką, kas juos veda. Tai taigi šiuo atveju ten jau žino, ką daro tikrai ir tai jau galima pavadinti tamsos misterija. Ir žmonės ten papuola kaip šitie musiukai į voratinklį. Tiesiogiai. Tiesiogiai sakau. Nes ir tokie dalykai, jie, įsivaizduokit, kiek jie prikviečia ir miestų erdvės ir taip
pilnos yra žmonių minčių, emocijų, skausmo, džiaugsmo, visko, kas ten vyko, aplinkui. Gaubė, didžiulis luobas, ten nors peiliu pjauk. Ir dabar, jeigu, sakykime, tokie visokie dalykai, jie prikviečia žemasias būtybės, jie prikviečia demonus, jie prikviečia tos velnius, elementoriškai. Ir jie pradeda veikti. Vadinasi, iš karto kas padaugėja? Padaugėja pykčio, padaugėja negatyvo, padaugėja nesąmoningų, bjaurių poelgių. Žmogus pradeda elgtis, kaip jisai negalvojo elgtis. Tai bet kuriuo atveju, tai visi šitie, visa šita velneva, tai jinai, aš sakiau jau jums, kad mes gyvename dviejų chaosų laike. Pabaigos chaosas, anos eros, nes visada eros pabaigoj atsiranda chaosas. Eros pradžioj taip pat atsiranda chaosas, tai yra pradžios chaosas, nes neaišku, ką daryti. Tas vandenio yra, ką dabar daryti, kaip auklėt vaikus. Jie tokie visi kitokie. Pradžia. Vadinasi, dėl to daroma daugiausiai klaidų. Dėl to, sakykime, imamasi kažkokių tai gana keistų metodų, nes niekas dar nepabandęs, niekas dar nežino. O kaip taisyklė, žiūrėk, senus nori atmesti, nes atseit netinka. O iš tikrųjų, jeigu iš senų paimtų tai, kas naudinga, įdiegtų į dabar, pridėtų kažko naujo ir gautųsi visai geras dalykas. Vadinasi, negalima atmesti to, kas sena, ane? Ta prasme, jeigu tu nori kažką naujo pastatyti, tai nereiškia, kad tu turi tai, kas buvo, sugriauti iki pamatų. Tai ką mes dabar visą kultūrą turim sugriauti, kas buvo, ane? Visa tai, kas mums svarbu, kas išgyveno per daugybę šimtmečių ir taip toliau, mes turim tą sugriauti, pasakyti, kad tai netinka, tai neveikia, tai nereikalinga. Jokių būdų ne. Jokių būdų ne. Jeigu kažkas išlaiko laiko išbandymą, reiškia nuo dvasios duota. Reiškia, tie dalykai turi teisę egzistuoti, tie dalykai įkvepia žmonės. O dabar praktiškai mes esame grinai tas, praktiškai vertybių paminimo po kojomis laike. Visiškai. Ir dėl to yra labai svarbu kalbėti apie vertybės. Ką mes dabar ir darom? Vertybė yra meilė. Pirmoji eilėj, nes esu sakiusi, kad mūsų galaktikos tema yra meilė, mūsų Saulės sistemos tema yra meilė. Ir katalikai sako, Dievas yra meilė. O Dievas mums gali turėti švytinti veidą, tai yra ta Saulė mūsų, ne? Tai va, taigi meilė ir šviesa. Tai va, ir tą meilę mes mokomės jos šeimose, mes mokomės jos santykiuose. Mes mokomės jos gyvendami. Mes jos mokomės. Nes labiausiai mes nemokam mylėti. Dėl to mums reikia jos mokytis. O kai išmoksim, viskas bus gerai. Kur linkiu. Dėkuoju, gerbiamai Aistrijai, buvo malonu klausyti ir turininga. Ačiū jums visiems.